Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eterija aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. Šiandien savo namuose rastas negyvas žinomas teatro aktorius ir televizijos laidų vedėjas Vytautas Šapranauskas. Apie šį žmogų šį vakarą ir kalbėsime su jį puikiai pažinojusiu kolega aktoriumi Arūnu Sakalausku. Labą vakarą. Labas vakaras. Taip pat mūsų studijoje žurnalistė Erika Zabulienė. Labą vakarą. Telefonu kalbėsime su policijos komisaru, taip pat žinomais televizijos prodiuseriais, jį pažinojusiais žmonėmis. Na, Arūnai, gal nuo jūsų pradėkim. Na, pirmiausia, kaip jūs vertinate tai, kas įvyko? Net nežinau, kaip suformuluoti tą klausimą. Tai tragedija įvyko, kaip pasakyti. Tai tragedija, netekom vieno iš talentingiausių Lietuvos aktorių, vieno iš charizmatiškiausių žmonių Lietuvos. Kiek metų jūs buvot pažįstami? Daug, aš net neatsimenu. Apie 20 kelius. Na, iš to, ką jūs žinote, kodėl taip įvyko? Aš negaliu. Visada, kada taip atsitinka tokia nelaimė, tarp kitko teatre daug tai buvo pas mus mirčių teatre ir aktorius Mykolaitis, dailininkė Paulėkaitė. Kas dėjosi tų žmonių galvoje, aš negaliu pasakyti. Pastaruoju metu jūs bendravote? Bendravom. Jūs matėt kažkokių, na, tokių ženklų? Ne, nieko. Tik tai, kaip, ta pati problema, kaip ir, tarkim, kurią ir aš turiu. Jūs kalbate apie alkoholį? Taip, apie alkoholį. Tai prisideda ir tai. Aš ne ekspertas, tiesa, aš galiu sakyti tik apie save, apie Vytą aš jokių būdų negaliu sakyti, tiesiog apie save galiu pasakyti, kaip kartais priveda tai prie tokio skausmo ir tokio sunkumo, kad vienintelis būdas yra tik tai kažkaip pasitraukti. Nes tu visiems kliudai ir taip toliau, kadangi Vytas žinomas žmogus, labai žinomas žmogus ir visi tie juokai su jo ligoninėm ir taip toliau, tai žurnalistų, aš turiu galvoje, irgi tai prisideda, tai galima užvaryti žmogų į kampą labai paprastai. Bet čia mano hipotezės, tik tai aš nežinau iš tikrųjų, ką jis galvoja, kas atsitiko. Na, apie problemas su alkoholiu čia turbūt žinojo visi, kas bent kiek susiję, ar su televizija, ar su teatru, ar ne. Ir jūsų nuomonė, jisai galėjo labai išgyventi dėl to viešų komentarų, tarsi spaudžiamas į kampą? Dėl komentarų jis negalėjo išgyventi, bet jis galėjo išgyventi dėl, man atrodo, dėl savęs. Dėl to, kad jis pats suprato, kad tai trukdo jam ir trukdo kitiems žmonėms ir taip toliau, ir kad sunku susitvarkyti. Mes telefonu susisiekėme su Vilniaus apskrities policijos komisaru Kęstučiu Lančinsku. Labas vakaras, komisarė. Labą vakarą. Taigi, komisarė, gal jūs galėtumėte pasakyti kažkokią informaciją apie tai, kas įvyko šiandien? Informacija yra tokia, kad yra rastas kūnas, taip, galiu patvirtinti, Vytauto Šapranausko bute Konarskio gatvėje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo, o dar šiuo metu dirba ekspertai įvykio vietoje, daugiau komentuoti nieko negaliu. Na, kiek suprantu, artimieji su juo kelias dienas negalėjo susisiekti, iškvietė gelbėjimo tarnybos įėjo į namus ir rado kūną, ar ne? Ir tada pranešė policijai. Aš visų aplinkybių negaliu komentuoti, bet kažkas panašaus tai buvo. Kągi, ačiū komisarė. Na, mes turbūt į pačias mirties aplinkybės tikrai nesigilinsim, nes vargu ar tai galėtumėme daryti viešai ir eteryje. Erika, jūs visai neseniai kalbėjotės su Vytautu, rengėte interviu, kalbėjote ne tik apie televiziją, bet ir apie gyvenimą apskritai. Na, kokį įspūdį jis jums paliko? Pastarąjį kartą kalbėjau prieš kelias savaitės telefonu, bet išsamus interviu buvo vasario mėnesį. Mane nustebino, kad Vytas, kuris šiaip skeptiškai žiūri žurnalistus ir bendraudavo nenoriai, bet tąsyk jisai paskyrė pasimatymą, mes susitikome gyvai ir mūsų pokalbis diktofono truko valandą, po to jisai pasiūlė dar pasikalbėti. Jisai buvo gilus, mąslus,
kalbėjomės labai daug temų. Bet ir taip pat kalbėjomės apie planus tolimesnius, ką jisai rengėsi daryti gyvenime, apie remontą bute, apie juodąjį turą po Lietuvą. Labai daug temų. Apie vaikus. Naujas spektaklis buvo ruošiamas. Apie spektaklį. Buvo ruošiamas naujas spektaklis. Domino teatre. Neaišku, kokiam, bet buvo jam specialiai parašyta pjesė Parulskio. Sigito Parulskio pjesė. Specialiai Vytautui Šapranauskui, ar ne? Ir jie jau buvo pradėję repetuoti tą spektaklį. Na, kaip suprantu, jis buvo likęs vienas, na, bent jau nuo praėjusio savaitgalio, taip susiklostė, kaip suprantu, jo asmeninis gyvenimas. Na, jūs, Arūnai, turbūt esat susidūrę su panašiom aplinkybėm. Tai turbūt likti vienam po tam tikrų išėjimų, jeigu taip galima pasakyti, į tą kažkokį alkoholinį liūną, turbūt ypatingai pavojinga padėtis, ar ne? Aš galiu vėl sakyti tik nuo savęs. Aš nežinau, kas atsitiko Vytui. Bet tai aš noriu pakartoti dar kartą visiems. Gerinti žmogus, tai jis nedaro dėl kaifo savo. Tie, kas gali išgerti, tie daro dėl kaifo, jiems patinka, jiems smagu. Bet jeigu tu sirgi, tai yra liga. Noriu pasakyti, tai yra liga. Pasiskaitykit, aiškiai parašyta ligų klasifikacijoje. Tai yra psichikos ir elgesio sutrikimai. Ir liga nepagydoma ir mirtina liga. Tu gali tik nustoti gerti. Ir tu jau nebenori, bet tu vis tiek esi priverstas gerti. Ir tas jausmas be viltiškumo, o šitas jausmas yra baisus. Tu visiems trukdai. Tu netėjai ten, pasipila žurnalistų šitie dalykai ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip ir man, aš nubrėžiau girtas 8 mašinas ir komentaras, kad aš sužinojęs apie savo buvusio žmonos skyrybas tai padariau. Ko jį čia dėta, aš nežinau. Tai jeigu tai dabar buvo vestuvė, tai ką man padaryti? Nubrauk 9 mašinas? Ne, yra labai sunku. Tai yra liga. Reikia padėti žmogui. Matant šitokią situaciją, reikia padėti žmogui. Jo labiau nepalikti vieną. Nes tai jis pats sunkiai yra kontroliuojama. Tu matai iškreiptą pasaulį. Aš sakau apie save. Taip, kaip suprantu, iš to, ką kalba jo kolegos, tai iš tiesų buvo daugybė įvairiausių bandymų, ar ne, ir pastangų iš aplinkinių, iš bendradarbių. Daugybę metų, ar ne, jis turbūt nebuvo taip, kad visiems nusispjauti, ar ne? Aišku, ne. Bet kažkada ateina ta diena, Tiesiog labai nedėkinga terpė. Tarkim, Vytauto atveju. Vytauto atveju jis yra vienas, sakau, talentingiausių Lietuvos aktorių. Teatre jis būtų kalnus nuvertęs. O jis buvo priverstas kartais vaidinti zuikį televizijoje. Čia tas pats, kaip jis Ferrari buvo. O jam reikia važinėti su vaikišku dviračiuku. Ir tame tas irgi sąmoningai, ar ne? Taip, už kažko gyventi reikia. Sąmoningai ir darė gerai. Jis nekaltūrindavo, jis darė gerai. Aš privalau vaidinti ir vaidinti netgi bet ką ir tai privalau daryti gerai. Bet ir iš to lyzdavo jo sarkazmas į tai, ką daro. Jis jau mokėjo ir iš savęs pasijuokti. Jis nesakė, kad tai yra, kaip... Jis sakė, televizija tai yra, kaip ir dviratis, o jūs norite matyti Mercedesą. Mes susisiekėme su TV3 laidų, kurias pastaruoju metu vesdavo Vytautas Šapranauskas prodiuseriu Justinu Milušausku. Labas vakaras, ponė Milušauskai. Labas vakaras. Ponė Milušauskai, pirmiausia, gal turbūt toks bendras klausimas. Koks būtų jūsų komentaras tam, kas įvyko šiandien? Per 50 metų Lietuvoje nematė tokio šviesaus, charizmatiško asmenybės, kokia buvo Vytautas Šapranauskas. Tai aš manau, kad tai yra, nemanau, netgi galiu drąsiai teigti, netektis, didžiulė netektis Lietuvai.
Na, Justinai, jūs pastaruoju metu daug bendravote, nes akivaizdu, tai turėjote daryti pagal savo pareigas, prodiusavote projektus, kuriuose dirbo Vytautas Šapranauskas. Ar jūs matėte tam tikrų ženklų kažkokių, kad taip gali nutikti? Vytautas niekada į darbą neateidavo girtas, niekada, jisai buvo, kas reiškia darbą, labai profesionalus žmogus. Ir negalima buvo net pasakyti, nieko net įtarti nebuvo galima. Jam buvo sunkumų, nedarbe. Jisai paskambindavo, kartais pakalbėdavom telefonu ir vis laik buvo tokias, kad viskas bus gerai, būna, užeina sunkios situacijos, jos praeina, ateina geros situacijos. Ir aš manau, kad yra be galo daug žmonių, kurie šiandieną būtų, žinau, jie gali pasakyti, kad būtų padarę viską, jog dėl Vytautas jisai nebūtų ryžęsis tokiam žingsniui. Na, jūs turbūt nekaltinat savęs dėl to, kas įvyko? Aš bandau ieškoti savyje priežasčių, gal aš kažką galėjau dar padaryti, dar pasakyti kažką, bet nežinau, ką galėjau pasakyti. Šitokia situacija yra labai neapibrėžta ir labai neaišku, kas iš tiesų vyko jo galvoje. Faktas, kad jis buvo labai jautrus žmogus, nes jo ir visas humoras, ir jo visa charizma ateina, jis yra jautrus žmogus. Bet labai sunku dabar kažką pasakyti, kažką teikti, kažką nesimčiau iš to dalyko daryti. Kągi, ačiū Justinai Jums už komentarą. Arūnai, Jūs šiek tiek palėtėte tą jo sarkastiškumą. Mano, tai buvo tam tikra gynybos forma, kaip jautraus menininko gynybos forma? Taip, kaip Milušauskas įsireiškė, jis buvo be galo jautrus. Jis labai jautrus ir jis gynėsi šito. Šitas kartais net perlinkdamas ir jis lasdas, tokiu sarkazmu. Čia yra gynybos forma. Čia jis tikrai jautrus buvo labai ir labai pažeidžiamas. Ir todėl kartais kitiem atrodydavo, kad jis piktas, o jis nebuvo piktas. Po trumpos pertraukėlės mes sugrįšime į studiją pratęsti mūsų liūdno pokalbio šį vakarą. Likite su mūsų kanalu. Taigi mes grįžtame į studiją, kur šį vakarą kalbame apie Vytautą Šapranauską, kurio kūnas šį vakarą rastas jo namuose, ir studijoje kalbame su aktoriu Arūnu Sakalausku ir žurnaliste Erika Zabulėnienė. Siūlau pasižiūrėti, ką apie visą šią situaciją kalba dar vienas TV3 projektų, kuriuos vesdavo Vytautas Šapranauskas prodiuseris, žinomas muzikantas Saulius Urbonavičius Samus. Žmogus apdovanotas iš tikrųjų neeiliniu talentu, todėl kad jisai gali būti lygiai toks pat geras teatre, toks pat geras kine ir dar televizijoje. Tai yra sudėtingiausia tai būti televizijoje geru, todėl kad mes daug matom aktorių bandančių televizijoje dirbti ir dėja ne visada gerai viskas yra. O čia buvo viskas jame buvo. Mes savaitgalį džiugiai pašnekėjom, aptikau jį valgantį, kad susitinkam, pakalbėsim apie vasarą ir naujus projektus ir apie naują X Faktoriaus šitą sezoną. Ir pirmadienį vis bandžiau prisiskambinti, bet aš žinau visus slaptus būdus, kaip jį ar surasti, ar ką, tai bandžiau visaip surasti ir dar šiandien ryte skambinau. Deja. Mums teko ne kartą labai nuoširdžiai kalbėtis. Iš tikrųjų, daug kartų bandžiau, kiek galiu jam padėti, nes iš tikrųjų jautėsi žiauriai vienišas žmogus. Jis buvo iš tikrųjų nepakeliamai vienišas žmogus ir manau, kad tas jį nužudė. Ir jis nekartą yra prisipažinęs ir visai nesenai, kai jis neturi tiesiog draugų. Bet kad jis ryšys tokiam žingsniui, aš tikrai nelabai galėjau tikėtis. Na, Arūnai, mes per reklamą, per pertraukėlę, jūs tiksliau kalbėjot, kad jis buvo labai vienišas, tą patį kalba ir Samas. Na, sunku patikėti, ar ne, kai žmogus tiek matomas, tiek bendraujantis, kad jisai jaustųsi visiškai vienišas. Ja, jis jautėsi vienišas. Vienišas yra jis kitame lygyje.
suprantat, truputėlį. Ir žinomumas, tarkim, populiarumas irgi labai daug priduoda vienišumo. Tu jau nebežinai, kas yra draugai, kas nedraugai ir tas jo slėpimasis irgi yra. Jam labai sunku būdavo išeiti, tarkim, į kur nors, tarkim, į viešą, jo nepamatysi jokiam bare gerinti arba dar kur nors, jo nepamatysi. Bet ne gerinti, o šiaip jam sunku išeiti į viešumą. Bet ne dėl to. Draugystė yra kitas dalykas. Yra draugystė, kaip čia paaiškinti. Ji arba yra, arba nėra. Tu jauti ar ne. Tu žinai, kam gali naktį paskambinti ir žinai, kam negali paskambinti. Manau, kad jis turėjo tokių daug draugų, bet tai buvo pseudo draugai. Pseudo draugai tokie, kad būt šalia. Šapra arba dar. Aš irgi ne visada jam drįsdavau paskambinti. Tik tai, kai man ko reikėdavo, arba jis paskambindavo, dėl kokių nors reikalų. Ir kartu vaidindavom, aišku, važinėdavom. Domino vaidindavom, paskui maskaradė, revizoriui kartu vaidindavom. Puikiausias vaidmuo. Jo, vienišas jautėsi, tikrai. Na, bet suprantu, kad jūs jį laikėt savo draugų, vienu iš artimiausių draugų. Aš su juo galėdavau pasikalbėti apie viską. Totaliai apie viską. Aš su daug ko negaliu tai pasikalbėti. Ir jis su jumis panašu? Taip, irgi. Turbūt būdavo situacijų, kai jis... Būdavo, aišku, kad taip. Buvo situacijų, žinoma, kai kalbėdavom, bet... Dabar negaliu sakyti, ką mes kalbėjome. Žinoma, žinoma. Yra tokios skausmingos, labai tokios gyvenimiškos situacijos. Ne tai, kad gyvenimiškos problemos, bet tiesiog būties problemos jį kankino. Jis aiškiai suvokė tą savo problemą ar ligą? Jo, jis suvokė šitą. Jis šitą suvokė, bet ir jis suvokė dar vieną dalyką, kad laikas bėga. Laikas bėga ir jis suvokia, kad televizija irgi yra, suvokia, kad ir televizija irgi turi tam tikras ribas. Arba reikia keisti kokybę jam pačiam, tai prasme, būti kitokiose laidose arba dar kažką. Tai jo jau pradėjo truputėlį, mano supratimu, tai jo nelabai tenkino. Šitas, ką jis dabar daro. Ką jis dabar veikia pastaruoju metu televizijai? Taip. Ar jis apie tai kalbėjo ir su jumis, Erika? Jis pats televiziją tenkino. Jisai TV3, tiesiog jisai buvo TV3 brangakmenis turbūt. Bet jį patį, jo vaidmuo televizijai. Jį patį, jisai tiesiog apie tai neužsiminė, mes kalbėjomės truputį grįždami į praeitį, į 20 metų TV3 darbą, klausiau, kokie jam brangiausi projektai, ką jisai darė. Jisai labai ilgėjosi ir su šypsena prisiminė savo šinšilą, kurtą personažą ir tos personažus, kuriuos jisai kūrė pasižiūrėdamas į gyvenimą, kaip sakė, iš gatvės jie atsirasdavo, sako, perkeldavau į ekraną, tai prasme, ten atsiskleidė jo kūrybingumas visas, o čia jisai projektuose vedėjo, jisai buvo pastatytas į tam tikrą rėmą, toks labiau, man atrodo, kad jisai to pasigėdo, labiau kūrybingumo. Bet sakė, kiek aš būsiu reikalingas televizijoje, tiek aš tenai būsiu, nes tai yra mano ir pragyvenimo šaltinis, ir mano darbas. Ir aš aktorius, aš turiu vaidinti, aš turiu būti scenoje, aš turiu matytis. Na, jeigu mes jau pradėjom kalbėti apie tuos senesnius projektus, tai kaip tik mes ir prisiskambinome ankstesnių projektų, kuriuose dirbdavo Vytautas Šapranauskas prodiuseriui, Rolandui Skaisgiriui. Labas vakaras, ponė Skaisgiri. Ar mus girdit? Labas vakaras, girdžiu. Tai pirmiausia, aš turbūt paklausiu gana banaliai, kaip jūs vertinate tai, kas čia šiandien įvyko? Tai banaliai ir atsakysiu, iš tikrųjų, skaudu ir graudu. Ir tai daugiau kaip ir nėra ką daugiau pasakyti iš šio klausimų. Na, ar jūs pastaruoju metu bendraudavot? Ar jūs matydavot kažkokių galbūt... Jo, man taip gavosi taip, kad mes labai daug metų kartu dirbom ir padarėm labai daug projektų.
ir serialų, ir buvo, tas mūsų darbas buvo iš tikrųjų, aš daugiau norėčiau tai prisiminti iš tikrųjų taip su geru jausmu, nes iš principo tai buvo kūrybiškai dirbama keletą žmonių, jo draugų, aktorių, režisierių. Tai buvo labai, iš tikrųjų buvo gera su juo dirbti, nes jis turėjo be galo fenomenalią atmintį ir reiklus iš tikrųjų buvo, tai žiauriai geros savybės. Bet paskutinius 2 metus aš labai retai su juo bendravau ir tik tai praeitą savaitę su juo bendravau ir mes tarėmės, kadangi aš gegužės mėnesį pradedu filmuoti kino filmą ir pagrindinės personažas buvo jam skirtas ir mes jau tarėmės apie planuotės, apie darbus toliau ir panašiai ir va čia lygiai prieš savaitę iš tikrųjų buvo tas pokalbis. Na, neįtikėtina, aš nežinau, jūs turbūt negirdėjot pirmos dalies, kalba buvo apie tai, kad ir jam parašyta ir speciali pjesė, jūs dabar kalbat apie pagrindinį vaidmenį kine, Saulius Urbonavičius kalbėjo apie naujus projektus nuo rugsėjo mėnesio TV3 eterį, na, planų labai daug, ar ne? Taip, taip. Ir galimybių labai daug. Ir štai kaip, na, jūs pats nustebote tai išgirdęs, ar jūs kažkur galėjote tikėtis, kad taip gali įvykti? Ne, tai be abejo, kad nesitikėjau. Nu, čia toks, nežinau, tikrai nesitikėjau, bet ne tai, kad nustebimas yra, tai iš tikrųjų netruputį, iš tikrųjų neviltis ima iš principo. Tai čia daugiau toks vidinis jausmas. Kodėl neviltis? Tai iš principo kiekvienam, kuo artimesnis žmogus yra, aš negaliu sakyti, kad aš jo buvau draugas ar panašiai, bet mes buvom pakankamai daug bendravom ir aišku, ne tai kaip, pavyzdžiui, Arūnas Sakalauskas iš tikrųjų galėjo pasišnekėti daug stipriomesnėmis temomis ir pas mane daugiau, tai buvo daugiau bendravimas su juo iš tikrųjų toks lėkštesnis, tai yra humoras kažkoks, tai bajeris, tai dar kažkaip. Bet vis tiek tai yra iš tikrųjų, kada tą jauti žmogaus ir atrodo tas gyvenimas o taip eina kartu va toks, tai nėra to tikėjimuose, kad taip galėtų įsivykti ir tai atsiranda ta neviltis iš principo. Kągi, ačiū televizijos prodiuseriui Rolandui Skaisgiriui. Na, iš tikrųjų, Arūnai, labai daug planų, ar ne? Ir labai daug galimybių. Labai daug dar laukiančių durų, kurios dar atsidarys, ar ne? Taip. Ir, na... Bet reikia, jis dirbo daug, iš tikrųjų. Jis žiauriai daug dirbo. Jis tiesiog, mano manimu, jis tiesiog pamiršo save tiesiog. Jis sekino save iš tikrųjų. Jis tiek darbo, tai yra, nepakeliama iš tikrųjų. Reikia duoti ir savo, reikia kažką nukirpti truputėlį. Reikia duoti ir savo pailsėti. O pats sakė, aš toks tinginys esu. Taip, bet jis dirbo. Tinginys aš irgi, aš nesakau, kad talentingas kaip jis, bet aš esu toks tinginys. Man reikia, kad padaryčiau darbą, man reikia jų atsikratyti. Tik jį padaryti, galima atsipalaiduoti nuo jo. Bet tai dar irgi uždeda atsakomybės, dar daugiau. Ruoštis, tokie dideli projektai, ruoštis šitiem ir taip toliau. Ir dar vieną apie Vytą noriu pasakyti, jis tiesiog nekentė kvailių. Jis juos užuodė per 300 metrų. Turėjo alergiją. Jis turėjo alergiją. Jisai juos atpažindavo iškart, iš vieno žodžio. Ir negalėdavo kalbėti. Ne kvailiais vadina, durniais. Durniais. Sakydavo atviriau. Durniais. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą. Dėkuoju už pokalbį. Dėkuoju žiūrėjusiems. Tikiuosi, neįskaudinom savo pokalbių nei artimųjų, nei Vytauto Šapranausko bendražygių. Kita laida Lietuva tiesiogiai pirmadienį. Mes dar pasimatysime sekmadienį laidoje 24/7. Ačiū. Iki.